Tikriausiai daugeliui pažįstamas jausmas, kai šiuolaikinis gyvenimo tempas tiesiog išsunkia. Stresas, nuovargis atrodo tapo mūsų kasdienybė. Bet ar yra išeitis? Šiandien gilinamės į Reiki metodą, sistemą, kurią šaltinis reikimokymai.lt pristato kaip atsaką būtent į šiuos iššūkius. Pažiūrėkime, kaip šis metodas siūlomas kaip įrankis vidiniai harmonijai atgauti. Štai klausimas, į kurį turbūt daugelis linktelėtų galva. Jei šie jausmai aplanko, pasak šaltinio, kurį nagrinėjame, tai nėra atsitiktinumas. Tai aiškus šiuolaikinio gyvenimo simptomas, kuriam Reiki metodas ir siūlo konkretų sprendimą. Na ir šaltinis įvardyja tai labai konkrečiai. Kalbama ne apie kažkokį bendrą nuovargį, o apie aiškę pasekmę. Nuolatinę nervinę įtampą ir jausmą, kad tiesiog pasiklystama kasdienybėje. Būsena, kuri dėja daug kam atpažįstama. Gerai, tai koksgi tas siūlomas sprendimas? Ogi Reiki. Šaltinis tai pristato kaip senovinį, bet šiuolaikiniam pasauliu pritaikytą metodą. Panagrinėkime, kas tai yra iš tiesų. Pamėginkim išskaidyti patį žodį, nes čia ir slypi esmė. Rei tai dvasinė harmonizuojanti jėga. Ki tai universali gyvybės energija, kuri teigiamai teka visur ir visame kame. Sudėjus šiuos du žodžius gauname harmonizuojančią gyvybės energiją. Tai ir yra viso metodo pamatas. Svarbu suprasti, čia kalbama ne šiaip apie kokią nors atsipalaidavimo techniką. Ne, šaltinis tai pristato kaip visą pilną sistemą, skirtą atkurti vidiniai pusiausvyriai. Ir ne tik savo, bet ir padedant kitiems. Gerai, teorija skamba įdomiai, bet kaip visa tai veikia realybėje? Kaip atrodo tas gydymo seansas? Žvilgtelkime į patį procesą. Ir čia yra vienas labai svarbus momentas. Pats procesas, kaip matome, yra be galo paprastas ir neinvazyvus. Tačiau, pasak šaltinio, pats meistras čia veikia ne kaip gydytojas, o labiau kaip kanalas, tarsi laidininkas, per kurį pradeda tekėti ta universali energija, kuri ir atkūrė natūralią organizmo harmoniją. Ir kokio rezultato tikėtis? Štai 3 pagrindiniai stulpai, ant kurių, kaip teigiama, viskas laikosi. Pirmiausia, streso mažinimas. Toliau emocijų stabilizavimas ir galiausiai fizinės sveikatos gerėjimas, nes, kaip teigiama, sustiprėja natūralūs kūno gebėjimai tvarkyti su problemomis. Žinoma, teorija yra viena, bet visada įdomiausia yra konkretūs pavyzdžiai. Štai vienas iš atsiliepimų pateikiamų šaltinyje, jis naudojamas iliustruoti, kokį konkretų, net fizinį poveikį, pasak metodo šalininkų, gali turėti Reiki. Taigi, pasirodo, Reiki tai ne tik kažkas, ką galima gauti, bet ir tai, ko galima išmokti. Kelias, pasak šaltinio, yra labai aiškiai struktūruotas. Einam per žingsnis po žingsnį. Viskas prasideda nuo pirmos pakopos. Tai tarsi pamatas. Ir čia, kaip teigiama, atsiranda fundamentalūs gebėjimai. Gaunama prieiga prie to, kas vadinama neišsenkančiu energijos šaltiniu ir išmokstama jį taikyti savo, artimiesiems ir net daiktams. Su antru lygiu viskas tampa kur kas plačiau. Jau nebereikia fizinio kontakto. Atsiveria galimybė dirbti su pačia problemos esme. Per atstumą, net per laiką. Kalbama apie galimybę harmonizuoti ne tik kūną, bet ir pačias gyvenimiškas situacijas. Trečias lygis – tai jau kelias į meistriškumą. Čia atsiranda tokios savokos kaip universalus informacinis laukas. Galima tai įsivaizduoti kaip, kosminė duomenų bazė, prie kurios gaunama prieiga. Tai leidžia ne tik gydyti, bet ir diagnozuoti. Ir ratas užsidaro su 4 pakopa. Iš mokinio tampama mokytoju. Tai reiškia ne tik žinių turėjimą, bet ir gebėjimą jas perduoti kitiems, užtikrinant, kad metodas gyvuotų toliau. Štai, priėjome prie vieno iš esminių punktų, kurį šaltinis ypač pabrėžia. Tai mokytojo vaidmuo. Pasirodo, vien išmokti technikos neužtenka. Ir kai kalbama apie mokytoją, šaltinis pateikia labai konkretų skaičių – 25. Tiek metų patirties. Tai be abejo yra teiginys apie patikimumą ir gilų ne iš knygų išmokto metodo išmanymą. Ir štai čia atsiskleidžia, kodėl tas nuolatinis ryšys su mokytoju, pasak šaltinio, yra ne šiaip pageidautinas, o tiesiog būtinas. Yra sritis kaip karmas ar patalpų diagnostika, kur be patyrusio vedlio žvilgsnio, tiesiog nepavyks. Pabrėžiama, kad tik su mokytojo pagalba galima suprasti tikrasias problemų priežastis ir gauti tuos esminius, vertingus patarimus. Šis atsiliepimas puikiai iliustruoja tą mintį. Akcentuojamas ne tik pats metodas, bet ir Virginijos kaip mokytojo iš didžiosios raidės indėlis. Tai tarsi patvirtinimas, kad be gero vedlio geri rezultatai ir giluminis supratimas sunkiai pasiekiami. Taigi, ką mes čia turime? Sujungime visus taškus. Kokia yra pagrindinė išvada, kurią mums siūlo šis šaltinis?
Ir štai pagrindinė mintis, kurią šaltinis iškelia labai aiškiai. Reiki čia pristatomas ne kaip vienas iš pasirinkimų, o kaip, beveik kaip nepakeičiamas įrankis. Teigiama, kad be jo šiuolaikinėme chaose išlikti sveikam, sėkmingam ir tiesiog harmoningam tampa praktiškai neįmanoma misija. Taigi viską apibendrinus, lieka vienas esminis klausimas pamastymui. Ar tikrai senovės išmintis ir energija yra tas raktas, kuris gali atrakinti šiuolaikinio žmogaus gerovę? Šaltinis, kurį nagrinėjome, teigia, kad taip, o atsakymą matyt kiekvienas turi atrasti pats. Didelis ir nuoširdus ačiū. Ačiū, kad prenumeruojate, kad spaudžiate patiktukus, kad komentuojate ir dalinatės. Kiekvienas jūsų veiksmas, jūsų palaikymas be galo padeda šiam kanalui augti. Iki greito!